Sveiki, įsijungia LRT.lt portalo transliacija iš Kėdainių. Ir šiandien čia esame dar vaizdą tą gana ilgai. Čia pavojinga situacija. Bus smūgis. Blokuojamas kirtis. Dar vienas smūgis. Ir Granauskas ramiai fiksuoja kamuolį savo ar gynėjus. Nepavyko pakeisti flango Nevėžio futbolininkams, bet čia pat yra šansas smūgiuoti į vartus. Timošenka. Ir iš apmaudo tik skieščių. Dairosi adresato jis. Randa kairiajame krašte. Perdavimas ir įvartis. Štai taip, vienu lietimu. Meri Traore muša pirmąjį rungtynių įvartį. Puiki pavyzdinė Nevėžio ataka. Župerkos atliktas baudos smūgis. Čia mažumoje. Tiesa, ir Kėdainių Nevėžio kelionė taurės turnyre pernelyg ilgai neužtruko. Čia labai grėsmingas šūvis iš FA veteranas. Jo perdavimas. Smūgis į vartus. Ir čia jau puiki proga Ignui Paulikui. Kovas atlieka. Na, visgi perdavimas veikiau čia buvo smūgiui kiek per silpnas. Siūnas gražina kamuolį Arvydui Novikovui. Šio antrasis bandymas. Granauskas. Ir blokuoja varžovo kirtį. Smūgiuoti iš oro neseniai. Dar vienas Garbaliausko smūgis. Ir 11 metrų baudinys. Pirmosios lygos, jei pavyktų įmušti šį baudinį. Smūgis ir gelbėja savo komandą Robertas Granauskas. Ir viskas, aidė arbitro švilpukas. Kėdainių Nevėžis iškovoja antrąją pergalę iš eilės ir Dmitrijaus Kalašnikovo.